Netrukus matysite. Likite su LRT. Kiek turi sverti laimingas žmogus? Aš galiu pasakyti iš savo patirties, esu buvus gerokai lieknesnė negu dabar ir labai nelaiminga. 150 sveriantis atseit laimingas, taip irgi negalbūt, nes tu nesisvieks. Per kiek laiko jums pavyko atsikratyti 60 kg? Metus. Nelegaliai greitai. Gero gyvenimo receptai rytoj 17:30 per LRT. Sveiki, čia Donatas Montvydas. Žiūrovų prašymą aš išgirdau. Kalnų parko koncertas keliasi į Kauno Žalgirio areną gruodžio 12 dieną kartu su man ypatingais svečiais. Tai ne tik koncertas, tai patirtis ir įspūdis vienam išskirtiniam vakarui. Oskaro Koršunovo teatras. Naujas sezonas. Nenaujas pasaulis. Menų spaustuvė ir festivalis Helium pristato belgų cirko ir šokio trupės Circumstances spektaklį Glorious Bodies. Viltimi alsuojantis spektaklis apie senėjimą spalio 30-31 dienomis Vilniuje. Partneris LRT, daugiau informacijos menų spaustuvė LT. Atpažink save. Europos kino festivalis Skanorama. Lapkričio 6-23 dienomis. Projektą iš dalies finansuoja instituciniai rėmėjai. Informacinis partneris. Vis jaunesni vaikai susiduria su nepakeliamomis mintimis. Padėk išvaduoti vaikus nuo sunkių minčių. Palaikyk vaikų liniją. Daugiau informacijos vaikųlinija.lt. Kaip reikėtų varną išmokinti kalbėti? Paprastai, su ja kalbėtis. Šauniosios Lietuvos garsinimo instituto darbuotojos išmokins visas varnas pasaulyje tarti Lietuvos vardą. Ačiū. Būtent. O kaip joms pasisekė, žiūrėkite seriale Graži ir ta galinga Lietuva. Drabužninkų kaime Jolanta sūrius kuria išvien su stichijomis. Kaip perkūnija iš dangaus griaudėja, suraugina visą pieną šaldytuvį. Apie šimtmečius saugomas tradicijas. Daug pieno sugadinom, kol pavyko. O Mariezų kaime skaniausių obuolių paieškos. Lietuviai nori raudono, didelio, labai gražaus, lygaus, taip nebūna. Gyventi kaime gera, sekmadienį 8:30. Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Aktualija. Įdomybės. Naujienos. Smagus svečiai. Kiekvieną šeštadienį 8:30 per LRT televiziją. Prie auksinio proto tribunėlių skrydžių vadovų rinktinė. Norėtųsi antrą etapą praeit, kažkaip tam pirmam nesmagu kristi. Kas lengviau? Valdyti galingus dangaus paukščius? Jums dangaus mažąjį vandenį traukia. Ar atsakinėti į Arūno ir Andriaus klausimus? Geriau darbe būčiau. Jau šį vakar 21:30 per LRT televiziją. Ką valstiečiai pasitaško? Šiaudiniai sodai šiandien tapo lietuvybės simboliu, žinomu visame pasaulyje. Imdavo patys storiausią šiaudą ir darydavo sunkius sodus. Na, žinai, sunkus gyvenimas, sunkus ir sodai. Pažintis su šią tradiciją išsaugojusiais sodų rišimo entuziastais laidoje Duokim garo rytoj be 15:04 per LRT televiziją. Skanus kalendorinis darbas, graikinio riešutmedžio genėjimas. Tai ne tik skanu, ne tik gražu, bet ir naudinga. O, sutraiškiau. Išskirtiniam sodo elementam ypatingi augalai. Tokio greito ir švaraus sodinimo nepamenu. Plum, plum, plum ir viskas. Ar pasiruošę kelionę į naują sodybą? Sodininko kalendoriuje sekmadienį 9 val. Per LRT. LRT Opus Jaunatis.
Jaukių pokalbių ir koncertų serijoje grupė El Chico Fuendre. Jūs niekad nesigailėjot, kad pasirinkot pavadinimą, kuris kaip ir su jūsų muzika iš pirmo žvilgsnio nelabai susiję? Gailėmės šiuo metu. Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT. Turi dainą? Neslėpk savo talento. Registruokis nacionalinėje Eurovizijos atrankoje iki lapkričio 11 dienos portale Eurovizija LT. Nieko nesuprantu. Tai brangsta ar pinga tie bilietai? O kodėl taip sunku patekti į vairavimo egzaminą? Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską.